Norite pradėti dirbti internete, tai atsiminkite vieną anekdotą. Žmogus nusiperka kompiuterį, grįžta namo, po savaitės mato. Išėjo atnaujinimas, 1100. Ir žmogus vėl galvoja, kaip čia tą seną atnešti atgal į parduotuvę, primokėti ir pasimti tą naują. Taigi po savaitės vėl 1010. Ir taip toliau. Lygiai tas pats vyksta internete. Programos labai greitai sensta, atsiranda naujos programos ir tu vėl turi mokytis ir mokytis ir mokytis su jom dirbti. Kai tik tai tu išmokai dirbti, jau atsirado nauja programa ir tau vėl reikės mokytis dirbti. Taigi visą gyvenimą mokytis tam, kad paskui tuos visus mokslus išmesti į šiukšliadėžę ir mokytis sekančio. Tai įsivaizduokit, kad jūsų gyvenimas visas toksai. Kas metai imate naują, mokinatės, išmetat, nes jau paseno, vėl imate naują, vėl mokinatės. Gal norint uždirbti, reikia užsiminėti tuo, kas sena, patikima, uždirba, negu kad užsiminėti chuinioj ir tuo praleisti savo visą gyvenimą. Iš tiesų dabar atsinaujino verslas ir namą galima pirkti nemokamai. Tai kaip tai gali pakeisti jūsų gyvenimą, kai namas taupant gaunasi nemokamai, plus jūs iš namų galite uždirbti. Kalba eina ne apie šimtus, apie tūkstančius, milijonus nuo nekilnojamo turto. 10%. Nuo tavo draugų namo 10%. Tai 10 draugų tu uždirbai namą, o nuo 100 draugų uždirbai 10 namų ir gavai premiją 11 namą už dyką. Taigi gal metas išmokti skaičiuoti, kur mes gaištame laiką ir kur mes tikrai galime uždirbti. Pasinaudoti tuo ir gyventi laisvai.